Ko labiausiai reikia projektų vadovui? Tai yra tikrai daugiau negu kad gebėjimas biudžetą sudėlioti arba išmanyti gerai vieną kažkokį specialybinę kryptį. Projekto vadovo, netgi sakyčiau, menas surasti komunikacijos priemonę, kuri tiktų visiems. O su kokiais didžiausiais iššūkiais tenka projektų vadovams susidurti? Tai turbūt komunikacijais. Miskomunikacija greičiausiai, ne? Sveiki visi, įsijungę Technologijų pulso podcastą. Šį kartą kalbėsimės apie projektų vadovų darbą. Kartais žmonės pagalvoja, galbūt aš ne savo rogėse ir nori pakeisti savo specialybę. Projektų vadovų darbas jiems atrodo ganėtinai patrauklus. Kaip rodo personalo atrankų agentūrų duomenys, labai daug žmonių būtent ir renkasi šią specialybę. Projektų vadovų darbas įmonėse tik tai auga, nes tai reiškia, kad jūsų projektai bus efektyvesni, bus sėkmingesni, pasieks savo tikslus. Šiandien su manimi dvi puikios pašnekovės. Meda Andrijauskienė, KTU docentė, projektų valdymo dėstytoja. Ir Svetlana Nemitko. Šiuo metu jie atsakinga už bene didžiausius Acme grupės projektus. Keičiam tiek ERP, tiek BI platformas ir ji yra mūsų projektų vadovė. Malonu jūs čia matyti. Kadangi kalbame apie projektų vadovo darbą, papasakokit, koks buvo jūsų kelias į šią specialybę. Ar tai buvo, kryptingas jūsų pasirinkimas, ar kažkaip tais netyčia čia atklydot? Meda, galbūt nuo jūsų pradėkime. Iš tikrųjų, kai dar buvau bakalauro studentė, pradėjau dirbti nevyriausybinėje organizacijoje. Ir kaip žinia, buvo daug chaoso nevyriausybinėse organizacijose, bent jau tuo metu, čia prieš gerus 15 metų. Vien dėl to, kad tikslinė grupė dažnai būna sudėtinga ir jautri. Ir jau tada pradėjau jausti, kad kažkas čia ne taip, man trūksta struktūros, trūksta aiškumo, trūksta taisyklių ir tuo metu atsiradusi buvo magistro projektų valdymo programa. Aš į ją įstojau, baigiau ir nuo to laiko įsiveiklinau tiek į organizacijos, tai yra KTU projektus, būdama tiek projektų vadovė, tiek ir viena iš, vykdančiųjų darbuotojų, tiek ir nevyriausybinėse organizacijose ir taip pat esu dirbusi ir privačiam sektoriui. Tai sakyčiau, išbandžiau labai daug ir kiekvienas tas sektorius su savais iššūkiais ir su savais skirtumais. Tai tokiu būdu atsiradau šitoje srityje. Aš į šitą kelią įžengiau prieš 25 metus ir specializuojasi būtent ERP, BI, CRM sistemų diegime. Ir pradėjau dirbti šitame sektoriuje ir kažkur už 2 metų jau tapau projektų vadovė ir nuo to laiko dirbu tik tai šitoje srityje, atstovaudama labai įvairias organizacijas, ar tai būtų verslas, ar tai būtų valstybinis sektorius, nuo vidutinio iki didelių įmonės ir įmonių grupės. Ir šiuo metu atstovauju Acme. Labai smagu mums dėl to. Džiaugiamės turėdami tokią projektų vadovę. Kai aš draugams pats bandau paaiškinti, ką daro projektų vadovas, tai būna labai daug tokių mitų, gandų apipintais šitą specialybę, nes tai yra daug laiškų rašymo, daug visokio planavimo, daug bendravimo su komandomis, su stakeholderiais ir panašiai. O kokia jūsų yra ta tipinė diena ir kai jūsų paklausia, ką jūs veikėt tokioj specialybėj, kaip jūs tą paaiškinat savo draugams paprastai? Aš dažniausiai naudoju 2 terminus. Vienas terminas tai yra chameleonas ir čia kalbu apie tokį, kai būna gaisrų gesinimas, ar ne? Tu turi labai greitai adaptuotis prie kažkokios situacijos, įsiveiklinti ir spręsti. O kitas terminas, kurį irgi būna panaudoju, tai universalus karys. Ir čia aš jau labiau kalbu apie tą strateginį lygmenį, kai tu turi numatyti ir sekančius žingsnius ir labai gerai išmanyti tą visą didelį paveikslą. O ką daryti, tai galėsim turbūt dar ir vėliau daugiau pasipasakoti, bet kaip ir pats sakė, ar ne, tai yra viskas nuo darbo su žmonėmis ir turbūt, sakyčiau, komunikacija yra vienas pagrindinių įgūdžių gebėti ištransliuoti tą žinutę, kurią nori ištransliuoti, tuo pačiu derinant su techniniam žiniom ir įgūdžiais.
Labai sudėtingas klausimas. Iš tiesų, ypač IT srityje labai sudėtinga paaiškinti, ką daro projekto vadovas. Tai neseniai manęs paklausė paauglys ir man reikėjo sugalvoti, kaip paprastai tą padaryti ir atradau tokį labai gerą būdą. Sakau, įsivaizduok, ateini į kokią nors parduotuvę ir nuperki kažkokią prekę. Kasa veikia, šitą prekę kažkaip pateko į lentyną, kažkoks automobilis ją atvežė, kažkas užsakė pas tiekėją, kažkas kažkur pagamino ir taip toliau. Ir sakau, po visais šitais procesais slypi IT sistemos. Ir ateina momentas, kai įmonė keičia vieną arba dalį šito IT sistemų kitomis naujom. Ir mano darbas organizuoti visą šitą procesą tokiu būdu, kad kai tu ateini pirkti prekę prie kasos, tu net nesuprastum, kad tai ką tik įvyko. Tai taip galėčiau apibūdinti projekto vadovo IT srityje darbą. O dabar jau pasikalbėjom šiek tiek apie tai, ką jisai daro ir kokiu jam reikia tų savybių. Tai būtent kaip jūs manot, ko labiausiai reikia projektų vadovui? Ar jis turi būti labai techninis ir žinoti tą savo sritį labai giliai, kad galėtų visam tam vadovauti, lyderiauti, kaip čia pavadinsim? Ar jisai turėtų labiau mokėti bendrauti su savo komandomis ir būti toksai labiau žmogiškesnis? Ypatingai IT srityje visi tikisi, kad projektų vadovas kažkaip labai glaudžiai susijęs su IT žiniomis ir taip toliau. Taip, be abejo, tai labai naudingos žinios, jos reikalingos, kad susikalbėti ten ir taip toliau. Bet per savo patirtį supratau labai paprastą dalyką, kad aš jau labai seniai ne apie IT, o labai seniai apie žmonės. Ir aš manau, kad pagrindinės kompetencijos projekto vadovai ir tikėtina tas pats yra ir kitose srityse, tai yra būtent minkštosios. Tai gebėjimas labai aiškiai komunikuoti, gebėjimas girdėti, gebėjimas motyvuoti komandas, gebėjimas spręsti stresinės ir konfliktinės situacijas ir gebėjimas derinti labai skirtingų grupių interesus. Siekiant projekto tikslą ir atstovaujant projektą. Tai reiškia būti dar ir nešališkam šitoje vietoje. Tai man atrodo, kad čia yra svarbiausios savybės. Aš galėčiau tik paantrinti turbūt, nes vien iš mano, tarkim, ekonomikos ir verslo fakulteto absolventų ne vienas dirba IT projektų vadovais ir ką tai reiškia. Tai reiškia, kad taip, reikia tų specialybinių žinių, bet tu gali susigaudyti situacijoje ir išmokti, ar ne? Ir nemažai jų persikvalifikuoja po to į visokius, tarkim, Scrum Masterius, kur tu ir su IT komanda dirbi, bet kartu tau reikia tų visų žinių, ką Svetlana ir minėjo. O kalbant apie tai, iš tikrųjų nesenai teko skaityti to paties PMI, Project Management Institute, profesinį pulsą. Tai kas ten yra rašoma ir ten buvo apklausta turbūt daugiau negu 3000 projektų vadovų. Tai sako, toks yra paradoksas, kad patys projektų vadovai, kai jie galvoja apie savo kompetencijų ugdymą, jie dažnai labai investuoja į tas techninės ar specialybinės žinias. Tačiau, kai vyksta atrankos darbuotojų, pavyzdžiui, kai vadovai atsirenka, sakykime, aukštesnio lygio vadovai atsirinkinėja projektų vadovais, jie labai daug akcento deda į tą verslo nuovoką. Tai reiškia į tą gebėjimą matyti plačiau. Ne tik, kad čia yra mano projektas ir aš kaip gal negeras išsireiškimas, kaip arkliukas su tais uždėtom apsaugom ar ne, bet kad aš matau, kur tas mano projektas yra, kaip jis atrodo bendram portfelį, kaip jis dera su bendra įmonės strategija. Tai sakyčiau, kad taip, tai yra tikrai daugiau negu kad gebėjimas, biudžetą sudėlioti arba išmanyti gerai tą vieną kažkokį specialybinę kryptį. O su kokiais didžiausiais iššūkiais tenka projektų vadovams susidurti darbe? Kasdien? Tai turbūt komunikaciniais, tas vadinamas miskomunikacija greičiausiai, ar ne? Nes žmonės yra labai skirtingi, vieni geriau informaciją įsisavina girdėdami, kiti matydami, dar treti, dar kažkokių šeštų jausmų, nežinau. Bet sakyčiau, kad čia ir ką ir tyrimai rodo, kad komunikacija ir tai yra didžiausias projekto vadovo darbas ir didžiausias kartu iššūkis, nes žmonės yra be galo skirtingi. Tai čia todėl visada ir būna turbūt tas komentaras ir patarimas,
patarimas, kad užfiksuok viską ne tik, kad pokalbių ir atrodo, kad sutarėm ar ne, bet ir raštu, o dar geriausiai dar kažkokį vizualą užmesk, kad visiems būtų aišku. Tai aš sakyčiau su komunikacija, turbūt ir su suinteresuotų šalių valdymu, kad pamiršta, pavyzdžiui, man, po to aišku, pratesim, ir man pačiai buvo situacijų, kad pamiršti kokį labai svarbų žmogų įtraukti ir po to, projektas eina į nesėkmę natūraliai, nes nebėra palaikymo tam tikrų asmenų. Bet čia gal nuo specifikos priklauso. Tai aš irgi pritarčiau šitoje vietoje, kad komunikacija yra vienas svarbiausių iššūkių ir būtent dėl tos priežasties, kad kiekviena šalis, tai reiškia, jeigu projekte dalyvauja, nežinau, kokios 6-7 įvairius tikslus, netgi projekto ribose, tiesiog detalumas skirtingas turinčios grupės, tai kiekviena savaip supranta ir savaip girdi ir projekto vadovo, netgi sakyčiau, menas suprasti, kaip tai veikia labai konkrečiam projektui, nes projektas projektui nelygų, ir surasti tą komunikacijos priemonę, kuri tiktų visiems, bet aišku, ne 100%, bet tiesiog tiktų maksimaliai, pakankamai. Tai manau, kad iš tiesų tai yra vienas ir iššūkis, ir tuo pačiu yra sėkmės kriterijus. Bet ką aš girdžiu, tai, kad mūsų darbo pobūdis pasikeitė ir kad labai daug žmonių dabar gali dirbti iš namų ir jungiamės į susitikimus per nuotolį, per Teamsus ar dar kažkokias platformas, tai visa tai tik tai apsunkina tą komunikaciją ir, kaip suprantu, projektų vadovam tik tai daugėja tų iššūkių, kaip visus juos suburti ir viską tiksliau jiems išaiškinti. Tai savaime aišku, dėl to, kad yra ir ta verbalinė ir neverbalinė kalba, o kai tu esi prie kompiuterio ekrano, tos neverbalinės kalbos neįtin daug ir pamatysi, ar ne? Tai ypač kai skirtingos kultūros, skirtingos laiko juostos, skirtingi žmonės, tai tik dar prisideda kaip lego kaladėlės tas bokštas potencialių problemų, man atrodo. Iš tiesų taip ir yra, nes kai tik pradėjome dirbti Teams, tai pradžioj buvo netgi labai toks įdomus jausmas, kad streso tai per Teamsus nesijaučia, jis nepersidoda energetiškai ir atrodė, kaip tik nuėmėm tą sudėtingąją pusę ir liko tik tai susitarti, dirbti pagal taisyklės ir nieko panašaus. Į paviršių išlindo kitos problemos, kad kai reikia susišnekėti, kai reikia visus išgirsti, kai reikia pamatyti žmogų, kuris tuo metu nesutinka su bendra nuomonė, tai reikia iš tikrųjų tos neverbalinės aplinkos, kad suvaldyti tą situaciją laiku. Ir šiaip netgi, aišku, dabar dauguma mūsų dirba per Teams ir galbūt kažkiek hibridiniu būdu, bet jeigu iškyla kokia nors jautri situacija arba sudėtinga situacija, tai vis tiek stengiamės spręsti ją gyvai, susitikus, nes tada gali kažkaip atviriau ir jaukiau pasišnekėti ir tada tas sprendimas atsiranda gerokai greičiau. Mes bandome papasakoti tiem žmonėm, kurie galbūt nori persikvalifikuoti į šitą specialybę, kaip tas projekto vadovo darbas atrodo. Tai galbūt turėtumėt kažkokių įžvalgų šitoj vietoj. Ar tai yra tikrai ta patraukli specialybė persikvalifikavimui? Ir ar tikrai gali visi eiti ir persikvalifikuoti? Galbūt reikia kažkokių specifinių savybių, ką reiktų pasižiūrėti savyje, ar tikrai aš galiu būti tuo projektų vadovu? Man atrodo, gal vienas lengvesnių būdų įsivertinti, tai pasižiūrėti į projektų valdymo standartą, pavyzdžiui, PMBOK. Man naujausias leidimas netaip patinka, man gal aiškesnis 6. Ir ten yra 10 žinių sričių, kurias turi išmanyti projektų vadovas. Pradedant nuo, kaštų valdymo, suinteresuotų šalių valdymų, rizikų valdymų ir panašiai. Tai persižiūri tas žinių sritis, tai 10 tokių pagrindinių dalių, jau tai gali tau užduoti toną. Galbūt verta investuoti į kokį, pavyzdžiui, sertifikaciją arba bent jau pasiruošimą sertifikacijai ir tu dar procese gali įsivertinti, ar tave tai domina ar ne. Ar gali visi
man atrodo, reikėtų tikėti tuo, kad visi gali, ar ne, ir kaip Nike turbūt yra geriausias šūkis just do it. Tai čia turbūt ir šitoj vietoj just do it. Tiesiog padaryk tai ir gyvenimas yra ilgas. Dabar žmonės persikvalifikuoja žymiai dažniau negu kad anksčiau. Tai jeigu kas žiūri, tai siūlau nebijoti, o tiesiog pabandyti. Tai man tokį nuoširdų juoką sukėlė Mėdos reakcija ir kad mūsų reakcijos sutapo, bet irgi paraginčiau žmonės, kurie norėtų persikvalifikuoti, iš tikrųjų priimti tai kaip šiltą reakciją, nes šitas darbas yra be galo įdomus. Ir jame yra taip daugybė visokių vingių, iššūkių ir taip toliau, bet dirbant tokį darbą, aš manau, kad galima praplėsti savo akiratį, netgi bendraujant tiesiog su žmonėmis aplinkoje, ne? Ir tai yra didžiulis įdirbis ir patirtis bet kokiai specialybei, nes visur reikia komunikuoti, visur reikia susitarti, o projekto vadovo darbas privers tai padaryti, jeigu norėsi jame tobulėti, pats iš savęs. Kokią klaidą dažniausiai daro žmonės, kurie nežino šitos profesijos iš arti, kartais, beje, gal nepaskaito viso PMBOK, o tik tai išsirenka patinkančias dalis. Jeigu žiūrėt šiaip į PMBOK arba į bet kokią projekto valdymo teoriją, ten yra labai daug dėmesio yra skiriama, kaip planuoti, kaip daryti biudžetą, struktūruotiems dalykams ir gali susidaryti įspūdis, kad to pakanka. Bet ne veltui yra skirtingos ir pareigybės ir specialybės. Yra projekto koordinatorius, yra projekto administratorius, o projekto vadovas, jis ne tik tai apima šitas struktūruotas dalykas, bet dar turi ir daug tų visokių minkštųjų atsakomybių. Tai norėčiau tiesiog žmonėms, kurie domisi šitą specialybę ir savo atsakyti į klausimą, kuo jie nori būti. Ar jie nori likti toj struktūroje tik tai, ne, ir daryti tokį pakankamai aiškų darbą, ne, nes ir taip gali būti, projektų vadovai dirba ir tandemuose dideliuose projektuose, ar vis dėlto nori tapti to lyderiu, ta prasme, to projekto ir tada jau kartu prisimti ir atsakomybę papildomą. Ar nėra taip, kad vis dėlto gajus tas mitas, kad projektų vadovai nieko nedirba? Nepasitaiko jums, pavyzdžiui, ypač IT sektoriui, kad ne? Ar čia tie visi reelsai ir memai? Ne, aš tai susidariu kaip su atvirkštiniu variantu, tai yra su kiekiu informacijos, kurį aš generuoju, ta prasme, komandai. Tai kartais jiems, ta prasme, yra iš tikrųjų pakankamai jos daug ir tada reikia galvoti, kokiom porcijom išleisti. Tai matyt, gali būti, kad skirtingose srityse tai yra skirtinga dinamika, nes kuo projektas yra pats iš savęs greitesnis, to matyt ir to projekto vadovo daugiau matosi. Bet jeigu projektas turi tokią ramesnę dinamiką, tai tikrai gali kilti klausimų, ką jis ten daro, nes vien planavimas ir, ta prasme, visų sričių suderinimas ir taip toliau užduočių, viso, sakykime, žemėlapio sudarimas, jis reikalauja darbo kaip užkulisis. Tikrai taip, tas darbas ne visada matosi. Taip, Galbūt atrodo visiems, kad, kaip minėjo Svetlana, kad lygtais nėra, kad čia viskas važiuoja savo vaga, bet šidės ir tai, kiek tu to turinio sugeneruoji, bet ir kitas dalykas, ir kiek tu pats turi apdoroti tos informacijos, tai, kartais būna tikrai kalnai. Bet čia kaip ir sako, ne, jeigu projekto vadovo nesimato, tai reiškia, projektas eina gerai, ar ne? O ko tu dažniau matai projekto vadovą, tai tu gali tik įtarti, kad vis dėlto šiek tiek iš tos vagos esam nukreipę. Kažkur ir tas laivas. IT srityje, todėl kad daug kas matuojama ten valandomis ir visi kita, tai yra netgi tokios procentuotės, kiek nuo viso darbo projekto vadovo darbas turėtų sudaryti ir tai yra indikatorius, kad jeigu projekto vadovo darbas viršė tam tikrą ribą, tai tada reikėtų atkreipti dėmesį, kad kažkas, matyti, yra kažkokia problema. Tai jo, iš tiesų yra šitas dėsningumas.
O dar minėjot, PMBOK yra visokių sertifikacijų projektų vadovams. Kaip manot, kas yra geriau? Ar tai yra, kad žmogus pabaigia kažkokius kursus, gauna kažkokį sertifikatą, ten Princo, PMBOK, bet kokį? Ar vis tik tai žmogus dirbantis, kaip Svetlana, 25 metus tam tikroje srityje, vis tik tai gali įgyti visas tas žinias, tiesiog natūraliai? Ar vis tik tai jam reikia tų pagrindų iš metodikų? Man atrodo, kad to reikia vien tam, kad pasitikrinti savo praktinių žinių atitikimą teorijoms, nes iš kur gimsta tos teorijos? Tos teorijos apibendrina tarptautinę praktiką, gerasias praktikas. Ir aš manau, kad sveika ne tik tai išlaikyti tą sertifikatą, bet kaip girdžiu, Mėda ir versijas žino, tai iš tikrųjų atsinaujinti savo žinias, nes dalykai keičiasi, atsiranda naujų technologijų, naujų kažkokių tendencijų. Tai manau, kad bet kokią teoriją reikėtų pastoviai sekti ir būti tiesiog aktualiam. Kita pusė yra, pavyzdžiui, kai žmonės išlaiko šitos sertifikatos po 3 metų, nes ten, man atrodo, 3 metų yra privalomas projekto vadovo darbo laikotarpis. Čia priklauso nuo sertifikacijos. Tai kartais kaip to nepakanka. Tai samdant projekto vadovą labai dažnai vis dėlto žiūrima jo praktinė patirtis ir praktinė patirtis konkrečiuose projektuose, konkrečios srities ir konkretaus sudėtingumo. Tai sertifikatas svarbus, tikrai vertėtų jį išsilaikyti, bet patirtis, galbūt yra prioritetinė. Aš irgi gal sakyčiau, kad sertifikatas nėra būtinas, bet tai tikrai niekada nepamaišys. Ir kai man tenka irgi konsultuoti įmonės projektų valdymo klausimais, tai dažnas tas irgi kyla klausimėlis, tai ar čia mes darom viską pagal Bibliją projektų valdymo. Ir dažniausiai, kai kalbam apie Bibliją, tai referuojam į tą jau minėtą PMBOK, nes tai yra didžiuliai standartai, mes šiandien kalbam apie 100 ar 200 puslapių, ten yra dvigubai tie greičiausiai, bet kaip ir Svetlana minėjo, tai atspindi gerasias pasaulinės praktikas, plus ir man labai patiko išsireiškimas, labai nenoriu nusikalbėti, bet jeigu aš gerai atsimenu, tai dabar, pavyzdžiui, tas minėtas PMBOK turi 7 versijas, ar ne? Ir ten buvo, dešimtmečiais mes jau čia kalbam apie tą vadinamą projektų valdymo Bibliją, ir tarp 1 ir 5 standarto buvo mažiau skirtumų negu tarp 5 ir 7, kurie kas porą metų atsinaujino. Ir ką tai rodo? Tai rodo, kad projektų valdymo pasaulis labai stipriai kinta ir kad mes turim vėl adaptuotis ar neasimiliuotis ir negalim užmerkti akių tai, kas vyksta pasaulyje. Tai tik už tai ten yra tikrai gerų patarimų ir ką pamastyti yra. Tai tiem, kurie galvoja persikvalifikuoti, jūs siūlytumėt pasibandyti, pasikalbėti su savo draugais ir pasibandyti kažkokį sertifikatą išsilaikyti, pasimokyti, pasižiūrėti, kas tinka, kas netinka. Taip, nebūtinai iškart reikia pulti klausyti, tu gali nusipirkti, pavyzdžiui, vieną iš kokių metodinių mokymų medžiagų ir, kaip ir minėjau, pradžiai įsivertinti, pasiskaitinėti. Dabar labai daug yra laisvai prieinamos informacijos, įvairiausių video, kur tu gali nusipirkti tik gabaliuką, pavyzdžiui, nežinau, Coursero, Udemy ar kažkuriam kitam universitete, netgi Lietuvoje. Tai tiesiog prasibandyti. O draugai jo visada jie pasako tiesą. Jeigu jau būsi labai netinkamas, manau, kad gal ir atskleis. O dar truputėlį apie jūsų kasdienybę. Kokiais dažniausiai įrankiais naudojasi projektų vadovai? IT mes turime projekto valdymo sistemas, pavyzdžiui, tą pačią Jira, galbūt visi IT žmonės iš karto atpažins. Tai faktiškai įrankis, kuriame registruojamos dalys, užduotis, iš kurių susideda visas projektas. Ne? Aišku, naudojame Ganto įvairias versijas, kad matyti timeline'us.
Dabar yra bandoma naudoti pastaruoju metu dirbtinio intelekto asistentus kurti irgi įvairioms užduotims atlikti. Tai gal čia būtų pagrindiniai. Taip, pas mane organizacijai, universitete mes naudojam daug Microsoft'o produkcijos, bet kas mane nustebino ir nesenai pasitikrinau, nes kaip tik ir kalbėjom, tam tikram lygmenį galbūt būtų verta įsivesti ir tam tikrus projektų valdymo standartus viduje, ne tik apie tai dėstyti ir kalbėti. Tai, pavyzdžiui, koks Microsoft Project, viskas su juo kaip ir gerai, bet jis yra, sakyčiau, skirtas didesnės apimties, ilgesniems projektams, garvežiams. Jeigu reikia kažkokio dinamiško varianto, aš buvau apstulbus, kad Microsoftas turi planerį, bet jame nėra Ganto grafiko. Ir man čia nesueina kažkur Reikia visiškai papildomai. Pirkite papildomai. Bet žinokit, realybėj, irgi tyrimai rodo, kad ir kaip bebūtų, kad vis dar senas geras Excelis labai daug kur yra naudojamas ir tiesiog metam į SharePoint'ą ar ten kažkokią kitą online versiją ir visi dirbam ant to Exceliuko, ten matosi ir darbų išskaidimo struktūra, ir atsakomybės, ir Gantas, ir Raci, matrica, ir ko tik tu nori. Tai ką tai rodo? Man atrodo, kai svarstom ar naudot kažkokį įrankį, visą laiką reikia pagalvoti, ar jo panaudojimas mums sutaupys laiko valdant projektą. Nes aš irgi susiduriu su dalim įmonių ir organizacijų, kur, pavyzdžiui, labai daug investuoja į kažkokį projektų valdymo įrankį ir viskas dabar visi privalo naudot. Reikia, nereikia. Ir čia, manau, baisiausia situacija, kai tu daugiau atiduodi laiko ten su tuo įrankiu žaisdamas, negu kad realiai darydamas kažkokį darbą. Bet šiaip aš aišku palaikau. Tie strateginiai, svarbiausi dalykai, laikas, kaštai, tai jie tikrai turi gulėti kažkur visiems prieinamam. Apie tos įrankius, tai matyt, toks pat būtų pasakymas kaip apie visas IT sistemas. Tai ir verslą galima daryti ant popieriaus, ir projektą galima valdyti ant lentos. Klausimas yra, kaip užtikrinti visų komandos narių prieigą prie šitos informacijos. Ir matyt, dėl to, kad mes dabar esame ir globalūs, ir daug dirbam nuotoliniu būdu ir visi kita, neišvengiamai reikia turėti kažkokį įrankį, prie kurio prieitų visa komanda. Tai gal čia pagrindinės, o iš tiesų ar tai Excelis, ar Project Manageris, ar Jira, tai reikia spręsti pagal projekto sudėtingumą, apimtį. Šiaip ką aš pastebiu ir tikrai, čia aišku, ne reklama, bet rekomenduoju ir studentam, tai man Monday atrodo kaip patogus projektų valdymo įrankis, jeigu taip labai kompetitingai siekiant kažką, nereklamuoti, bet pasakyti. Tai... Open source iš tikrųjų yra labai nemažai ir tų pačių Gantt grafikų Excelį yra, tai nebūtina pirkti kažkokių. Taip, realiai kiekvienai tai žinių srities valdymui tu gali rasti kažkokį, gal nebūtinai įrankį kaip po tokį, bet šabloną, kuriuo galėtum vadovautis, tai tikrai daugiau net negu reikia kartais tos informacijos. O šiek tiek jau užsiminėt apie dirbtinį intelektą. Jisai po truputėlį ir į mūsų sritį skverbėsi. Galbūt teko naudoti jau. Gal kažką tais iš tiesų naudojat, kad tikrai palengvina jūsų darbą, ar vis tik tai vis dar tai yra bandomas kažkoks tai triušiukas kažkur tais ir kartais pasižiūrit? Bandomas triušiukas. Dėl ko mes kaip tik prieš podcastą kalbėjome apie tai, saugumas. Nes jeigu nori, kad dirbtinis intelektas sugeneruotų nors ir užduočių, kažkokį planą, arba paruoštų kažkokią santrauką, kažkokio susitikimo ten, arba išanalizuotų tavo darbinės Excelinės lentelės, tu faktiškai turėtum pakrauti jį pakankamai jautrią įmonėje informaciją. Ir kol kas įmonės neskuba atiduoti tos informacijos dirbtiniam intelektui, matyt reikia palaukti, kol visi jausis saugiau arba atsiras kažkokių reguliacijų. Bet matyt, čia didžiausias trikdis naudoti tai realiuose projektuose. Bet jeigu taip atsikabinti nuo realių projektų, tai taip, galimybių tikrai yra nemažai, nes projekto valdyme yra daugybė
labai struktūruotų, labai aiškių užduočių ir taisyklių ir užduoti dirbtiniam intelektui, ta prasme, sąlygas ir jį apmokyti, tikrai yra tokia galimybė. Tik tai mes negalim jos taikyti šiuo momentu taip laisvai, sakykime. Šiuo atveju tai aš turbūt naivuolė esu. Aš moku, turiu mokamą ChatGPT versiją ir esu paspaudus mygtuką, kad mano duomenimis netreniruotų modelio. Ir aš kažkodėl tada įsivaizduoju, kad viską, ką aš ten pateikiu, kad tai yra saugu ir bent jau neišeina į išorę. Kiek čia tos tiesos neaišku, bet turbūt irgi su itin jautria informacija niekada nesirinkčiau. Kita vertus, jau nebeįsivaizduoju gyvenimo be dirbtinio intelekto ir ypač tokiose srityse kaip biudžeto planavimas, suinteresuotų šalių valdymas, identifikavimas, rizikų netgi valdymas, nes pati stengiuosi pradžioje apgalvoti rizikas, kaip pavyzdys, ir tada užmaitinu reikalingą informaciją ir man netikrai būna maloniai nustebina, kaip nemaloniai, nes dar yra rizikų, bet maloniai nustebina, kad dar apie kažką nepagalvojau. Tai ir įvairiom, sakykime, struktūrom, šablonam, tai irgi super. Dabar kaip projektų valdymo dėstytoja, tai aš kitą problemytę matau. Tai gerai, kai aš jau turiu patirties ir tos bazinių žinių, bet ką aš pastebiu su studentais, kad yra toks įdomus impulsas, kad ne tai, kad pagalvot 10 sekundžių pačiam, ar ne, aš ir užduodu kažkokią užduotį, mes dažnai dirbam su realiais atvejais, realiom pasaulio problemom, tai vietoj to, kad jo pasėdėtų ir pagalvotų, tai iš karto yra instinktas, ChatGPT, ir maždaug išspjauk man teisingą atsakymą. Taip nėra. Ir ko ir bijau, kad nesiugdo tas kritinis mąstymas tokiu būdu, dėl to, kad tu gauni ir viską, ir kartu nieko, jeigu neturi bazės ir patirties. Čia tikrai pritarčiau dėl to, kad tu labai greitai gauni kažkokį atsakymą, bet kiek man pačiam teko bandytis, tai Svetlanai čia pritarčiau, kad apie kažkokį projektą tu turi tikrai daug informacijos pateikti, gerokai apmokyti tą modelį, kad jisai tau pradėtų teikti teisingesnę, arba teisingą netgi informaciją. Tai tas pirmas jo atsakymas, galbūt jisai atrodo, kad logiškas, bet jis nebūtinai teisingas. Ir čia tikrai yra bėda, kad žmonės retai kada susimasto ir pamasto, ar palauko, čia tikrai netaip turi būti kažkas tai. Čia kaip priklausomybė yra, kaip rodo, kad tie neuronai jie nesijungia ir mūsų smegenys taip neveikia tie, kurie naudoja dirbtinį intelektą ir kurie nenaudoja. Nebemastum. Ilgainiui manau, kad vis tiek neišvengiamai mes pradėsime naudoti visose srityse ir tiesiog reikia tam ruoštis ir pagalvoti, o ką mes tuo metu irgi, kokie mes turėtumėm tapti, kokios rolės tada turėtų lygti projekte arba transformuotis. Nes manau, kad dirbtinis intelektas, kai jau bus aktyviai naudojamas, tai tikrai įneš tokių pokyčių į mūsų specialybę ir komandos suformavimą. Tai gal galėtumėt pasidalinti, kaip jums atrodo po 5, galbūt 10 metų, kai jau turėsim ir dirbtinį intelektą, kuris, galbūt labai daug projektų vadovo darbo sugebės padaryti. Ką mes iš tiesų veiksim tuo metu? Pirma. Jau dabar yra dirbtinis intelektas ir masiškai jis yra naudojamas ir nenoriu nieko įžeisti, bet jeigu dar nenaudojat, jūs jau esat praeityje. Taip yra ir netokie konkurencingi ir panašiai. Bet kas yra svarbu, ir čia išgirdau tą frazę, buvau Kopenhagui prieš porą mėnesių konferencijoje, dirbtinis intelektas nėra orakulas. Jis ar ji, ar tai turi būti asistentas. Ir ta frazė turi nugult, man atrodo, mūsų visų galvose. O kalbant apie tai, kaip projektų vadovo darbas atrodys, tai aš tikiuosi, kad galėsim dirbti taip pat, bet žymiai efektyviau, nes man regis dirbtinis intelektas, sakau, tiek, pavyzdžiui, su kaštų efektyvumo prognozėm, su tokiais dalykais, kurie įprastai užima labai daug laiko, ar ne, kur daug skaičių, kur daug informacijos, tai padeda ją apdoroti greičiau ir, pavyzdžiui, paprognozuoti ir vis dėlto manau, kad ta prognozė bus vis tiek tikslesnė negu kad žmogus skaičiuos. Čia vienas iš pavyzdžių. Tai sakyčiau, atrodysim taip pat, tik būsim greitesni ir galėsim nuveikti dar daugiau.
Aš galbūt per kitą kampą pasidalinsiu savo mintimis. Man atrodo, kad mes turėsime sugalvoti, kaip tinkamai užmaitinti mūsų asistentą ir apmokyti. Tai kaip tik turėsime lavinti savo gebėjimą užduoti tinkamą klausimą ir patalpinti tinkamą informaciją tinkamų formatu, kad jis ją korektiškai interpretuotų, ne, ir per laiką išmoktų būti to kokybišku iš tiesų asistentu, kurio nereikėtų ten taisyti. Tai man atrodo, kad turėsime lavinti tą klausimo uždavimo techniką, o kas tada liks projekto vadovui, tai ta motyvacinė dalis konfliktų sprendimo, streso valdymo, pergalių šventimo. Toliau. Tai vis dėlto šitoje vietoje manau, kad mes gal tiesiog neatiduosim asistentui šitų įdomių užduočių. Sugrįžkim dar truputėlį prie jūsų darbo. Visiškai pabaigai. Gal galėtumėt pasidalinti kažkokiu, tikrai įdomiu, juokingu galbūt savo įvykiu darbe? Galbūt kažkuo tais jisai yra pamokantis ar kažkoks tai dėl kažko įsimintinas. Svetlana, gal nuo tavęs pradėkime. Gali daugiau paslapčių atskleisti. Aš taip pabandysiu abstrakčiai. Bet kuom pasižymi IT projektai? Ateina laikas, kai juos reikia go livinti, kai ateina tos, kelios dienos, ten savaitė, priklausomai nuo projekto, kai komanda iš tiesų turi dirbti ir naktimis, ir keistis, labai labai didelis toks ir krūvis, ir atsakomybė labai didelė, kad padaryti viską, kad vartotojas nepastebėtų. Ir kažkada vienas iš mano kliento paklausė mane, Svetlana, o jūs miegat? Tuo metu, ar man ramu? Jūs taip atrodot ramiai. Tai ką galėčiau atsakyti, kad aišku, visi jaučia jaudulį, visi jaučia atsakomybę, bet kai tu žinai, kaip tą kelią praeiti, tai tada iš tiesų yra ramu ir aš visada palaikau komandą, kad žiūrėkit, visa tai tiesiog bus praeita ir mes džiaugsimės tą pergalę ir tais pasiekimais. Ir aš norėčiau kažkaip taip ir vainikuoti tą projekto vadovo darbą, kad kom jis irgi yra žavus, projektas yra baigtinis, aišku, atsiras naujas, bus vystymo, ten ir taip toliau. Bet jeigu yra darbas, kuriame nesimato pergalės arba nesimato rezultato, tai projekto vadovai turi tą galimybę pasidžiaugti vaisiais. Aišku, kartu su visa savo komanda ir siūlyčiau apie tai galvoti ir į tai orientuotis, renkantis ir šitą specialybę, nes tai nedažnai pasitaiko, ne visose darbuose. Taip įkvepiančiai dabar Svetlana čia pakalbėjai ir aš galvoju, ar aš tikrai galiu savo istoriją su tokiu pakilėjimu baigti, nes tai yra susijęs su tam tikrais momentais, kai buvo panaudotas baltas melas. Ir kodėl? Tai prieš tai, man atrodo, kalbėjom apie tas skirtingas laiko zonas, skirtingas kultūras ir man teko dirbti projekte, kuriame kartu dirbo 14 tarptautinių partnerių. Čia kalbu apie organizacijas ir čia yra visiškai norma mokslo, pavyzdžiui, projektuose ir visai nesenai girdėjau, kolegė dalinosi, kad laimėjo projektą, kuriame yra 50 skirtingų partnerių. Tai yra vien organizacijų, aš nekalbu kiek įtrauktų žmonių, bet čia ne apie tai. O apie tą kultūrų skirtumus ir čia vėlgi nenoriu jokių stereotipų įvesti, bet sakykime, yra tam tikros Europoje šalis, kurios garsėja, jog viską šiek tiek atidėlioja ir yra posakis, manjana ir panašus, bet čia ne iš tos, apie ką pagalvojat. Ir galiu atskleisti, kad viename projekte mes visą laiką turėjome atskirą failą, kur buvo parodytas, koks iš tikrųjų yra grafikas ir kitas failas, kuriuo daliname su projekto partneriais iš tam tikros šalies, kur grafikas buvo šiek tiek paankstintas, nes mes žinojom, kad jie visada vėluos. Tai baltas melas
bet pasiteisino ir čia irgi yra projektų vadovo užduotis, kaip kūrybiškai visus įveiklinti, įtraukti kartu, nesužadinant kažkokių konfliktų. Tai vat, mano tada linkėjimas, net nežinau, nemeluokit gerai, bet kartais tam tikri pastumdymai mus įgalina veikti ir visi jaučiasi dėl to laimingi, net ir nežinodami visų projekto detalių. Bet man pasirodė, kad tai labai iš tiesų kūrybingas sprendimas, nes buvo atsižvelgta į kultūrinį tam tikrą išskirtinumą. Ir kaip panaudotas, šitas žinios panaudotas projekto sėkmei. Taip, emocinis intelektas, beje, apie jį šiandien nedaug šnekėjom, kalbėjom daug apie dirbtinį intelektą. Tai, man atrodo, irgi labai yra svarbis sritis, kurią kiekvienas projektų vadovas turėtų irgi vystyti. Ačiū mūsų pašnekovams už šį pokalbį. Tikiuosi, praskleidėm tą šydą, kaip atrodo projektų vadovo darbas kasdien. Ir kviečiu visus sekti mūsų Acme grupės socialinius tinklus ir klausytis kitų podcastų.